Radio centro video. Maisto produktai. Mes vėlgi dėliojame šeimoje. Aš čia vis kišu savo šeimą. Skaitėm apie maisto produktus, kuriuos tu neva tai išbrauktum arba išbraukai iš savo gyvenimo. Neva tai aš tikrai išbraukau. Majonezas, ane? Taip. Grietinė ir sviestas. Čia top 3. Jų yra daugiau. Tu jų nevalgai, nevalgysi ir... Nevalgau beveik 10 metų turbūt. Taip, beveik 10 metų nevalgau. Žinai, perbėkim maisto produktus. Gerai? Gerai. Bet aš užsirašiau, iš tikrųjų, tu sakysi gerai ar blogai. Nu ir galim truputėlį ten pagrysti ir paaiškinti, kodėl. Nu, tarkim, bulvės. Blogai. Išskyrus saldžias bulvės, tos vadinamus batatus. Jau nėra parduodama visose parduotuvėse, bet didžiuose prekybos centruose jos būna. Bananai. Labai gerai. Ne visiems, išskyrus metantiems svorį. Ir vakarienę galima. Greito paruošimo sriubos. Blogai. Be komentarų. Taip, be komentarų. Blogai. Pienas. Blogai. Išskyrus kūdikius. Kaip negerai. Ir iš motinos krūties. Motina ir yra moteris. Iš tikrųjų, gerai, Taip, gera pastaba. Medus. Gerai visiems. Aš mėgstu medų. Kiaulienos karbonadas, kaip po toks. Vieną kartą per savaitę. Galima, viskas okei. Taip. Kijevo kotletas, ne visų, bet daugelio mėgstamas. Nedažniau kaip kartą, nedažniau nei kartą per mėnesį. Sultis, Andriau. Jeigu natūralius ir jeigu tai daržovių gerai visiems ir visada, jeigu tai vaisių ir nenatūralius niekam. Rūgštynių sriuba, dar vienas reikalas. Jeigu tai yra su rūkytų kumpiu, man labai skanu. Nu ir paskutinis dalykas, alutis. Alkoholinis, nealkoholinis, nesigilinkim iš alus tiesiog. Jeigu norite turėti pilvą ir moterišką krūtinę, aš kreipiuosi į vyrus, tada gerai. Įsijunk gerą nuotaiką. Radio centras.